Mhm. Sveiki, mėly Inval YouTube kanalo žiūrovai, labai smagu su jumis sveikintis šią dieną pietų metą. Tikiuosi, kad įsipatoginot, tikrai turit kažką užkasti ir atsigerti, o mes šiandieną papasakosim jums apie alternatyvias investicijas. Kodėl šiandien kalbam apie alternatyvias investicijas? Todėl, kad mūsų įmonių grupė šioje srityje yra sukaupus didžiulę patirtį. Mano pašnekovas apie tai papasakos detaliau. Mes patys aktyviai investuojame alternatyvas, kalbėdami patys, tai turiu omeny ir pensijų fondus, ir taip pat veikiam privataus kapitalo srityje. Ir šiandieną norim tom sukauptom žiniom pasidalinti savo įžvalgom, kaip matom šitą sritį, ir galbūt kai kurie dalykai pravers ir jum. To labiau, kad visai neseniai paleidom naują fondą, kuris investuoja būtent į šią turto klasę, ir apie jos ypatumus pristatysime šiandieną. Šiandieną mūsų pokalbis, webinaras su skaidrėmis, jis irgi taip pat bus, truks iki valandos laiko, galbūt baigsim šiek tiek anksčiau. Tie iš jūsų, kas žiūrit mus YouTube kanale, galite užduoti klausimus, ir tos klausimus aš stengsiuosi pateikti mūsų pašnekovui, ir kiek įmanoma stengsimės juos atsakyti tiesioginės transliacijos metu. Jeigu jūs žiūrėsite įrašą šito mūsų pokalbio, tai visada galite vėliau mums parašyti investicijos@inval.com, ir mes mielai irgi jums atsakysime jums kylančius klausimus. O šiandieną dar primenu, kad tai, ką mes kalbėsim, tai nėra investavimo rekomendacija, tai yra tiesiog pokalbis, diskusija apie šią turto klasę, bet jokiais būdais tai nėra tiesioginis raginimas pirkti mūsų produktą tiesiogiai. Tai tiek trumpai apie svarbius dalykus, o noriu iš karto pristatyti ir mano pašnekovą, tai yra Vaidotas Rūkas. Vaidai, sveikas. Sveiki. Vaidotas yra Inval investicijų valdymo vadovas, ir būtent Vaidotas yra tas žmogus, kuris atsakingas už investicinių sprendimų priėmimą, aišku, kartu su savo komanda. Ir yra sukaupęs jau turbūt 20, jau pameluot, kiek Vaidas pats pasakys. 15 metų maždaug. 15 metų patirtį investavimo srityje, ir mielai šiandieną pasidalins savo įžvalgom ir žiniomis. Tai mes pradėsim nuo to, kad pakalbėsim apskritai, kas yra tos alternatyvios investicijos, kas investuoja į šią turto klasę, kodėl būtent tą daro. Ir taip pat bandysim pasižiūrėti, kodėl svarbu rezultatai ir kokie tie rezultatai gali būti, kodėl svarbu komanda, ir šiek tiek papasakosim ir apie naują fondą, kuris, kaip ir minėjau, startavo visai nesenai. Tai Vaidotai, gal pradėkim nuo to, kas vis tik tai yra tos alternatyvios investicijos. Dar turbūt ne visiems yra žinomas terminas, kartais mes naudojam santrumpą alternatyvos, taip. Kuo jos skiriasi nuo privataus kapitalo, nes kai kurie galbūt dar žino ir privatų kapitalą. Ir aišku, vėlgi, turbūt žvilgsnis kliūva į jas, arba, kaip sakyti, žmonės pradeda jomis domėtis, tada apskritai pradeda ieškoti alternatyvo, kur čia investuotos pinigus, apsaugant jos nuo infliacijos. Tai kodėl būtent šita turto klasė galėtų tam tikti. Tai Vaidai, žodis tau. Tai ačiū Dalia už pristatymą. Turto klasės, girdėjau iš tavęs tokią frazę, yra turbūt tokios pačios ir jų nėra daug. Turto klasės apskritai yra tik tai akcijos arba nuosavybės vertybiniai popieriai. Antroji turto klasė, kurią išskirčiau, yra obligacijos arba skolos vertybiniai popieriai arba fiksuoto pajamingumo instrumentai. Ir trečioji turto klasė, kurią irgi vertėtų išskirti, yra fizinis turtas. Ir praktiškai daugiau turto klasių kaip po tokių nėra. Kai mes kalbame apie alternatyvas arba alternatyvų turtą, mes jau kalbame nebe apie kažkokią kitokią turto klasę, tačiau kalbame labiau apie formą, kaip mes į jas investuojame. Ir todėl alternatyvas mes dažniausiai suprantame ir matome kaip privatų turtą, į kurį investuojame. Tai jeigu, tarkim,
priešingybė tai būtų viešosios rinkos ir akcijas galima įsigyti akcijų biržoje. Tai alternatyvus privatus turtas akcijų turto klasėje tai būtų, pavyzdžiui, privataus kapitalo fondai ir sandoriai. Tie vadinami venture capital arba investavimas į startuolius. Tai būtų lygiai tokios pačios akcijos, tik jos būtų jau nebe akcijų biržoje. Lygiai taip pat tai galėtų būti ir skolos instrumentai. Tai didžioji pasaulio skolos instrumento dalis yra viešai prieinama prekiavimo biržoje, tai yra valstybių obligacijos, didžiųjų įmonių obligacijos, tačiau egzistuoja ir privati skola, kurią galima suteikti per nuo fondų, galima investuoti į fondus, kurie suteikia privačią skolą. Ir tas trečioji ta turto klasė, tai yra fizinis turtas. Mums kaip žmonėm, ko gero, tai yra arčiausiai širdies ir arčiausiai kūno, tai, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas. Tai jisai yra neprekiaujamas arba įprastai neprekiaujamas viešai biržose ir galima jį investuoti, įsigyti, pavyzdžiui, pasižymint savo nuosavybę registrų centre. Tačiau yra fondai, alternatyvieji fondai, kurie gali investuoti ir į butus, gali į komercinės patalpas, ofisus ir visokius kitokius fizinius turtus. Jų rūšis yra kuo įvairiausios. Tai gali būti ne tik tai nekilnojamas turtas, bet ir sklypai, miškas, žemė, taip pat natūralūs ištekliai ir infrastruktūra. Taigi tiek yra tų turto klasių porūšių. Tik tai alternatyvos būtent reikštų, kad mes kalbame apie labiau privatų turtą ir formą, kaip mes jas galime investuoti. Aidai, aš šitoje vietoje dar norėčiau trupučiuką stabtelti ir pasakyti, kur čia yra turbūt problematika, ar ne? Kodėl mes naudojam žodį privatus turtas, ar ne? Kaip ir sakom, kad yra skirtinga forma. Ir kas slepia po to žodžiu privatus, nes mes visi žinom tas viešasias, taip vadinamas rinkas, kur yra viešai prekiaujama vertybiniais popieriais, akcijom ir obligacijom, o čia sutinkam žodį privatus ir kaip jį reikėtų suprasti. Tai kad viešosios rinkos tai yra akcijų biržos, obligacijų biržos ir juose yra kotiruojamos akcijos, obligacijos, taip pat fondai akcijų, obligacijų, kurie investuoja į tokį viešai prieinamą turtą. Tai yra šiais laikais yra tiek paprasta, kad paspaudė vieną mygtuką ir įsigyji. Jeigu norėtum dalyvauti privačioje rinkoje, įsigyti konkrečią kažkokią įmonę, dalį jos ar visą, tiesiog reikėtų eiti dėrėtis su jos savininkais, įsigyti visą įmonę. Jeigu kalbėtumėm apie, tą patį buto pirkimą, tai reikėtų susitikti su jų savininkais ir eiti į registrų centrą. Ir tuo skiriasi privačiosios rinkos nuo viešųjų, kad reikia kažką padaryti, nueiti mažiausiai į registrų centrą, net jeigu ir internetu. Bet vienu mygtuku paspaudimu jau to padaryti nepavyktų. Ir paprastas žmogus turbūt to irgi nelabai gali padaryti, nes reikalingas ir kapitalas atitinkamas ir galimybės galų gale prieiga prie informacijos ir panašiai. Taip, pavienius, sandorius gali padaryti, jeigu ir ne kiekvienas, tai bent jau dalis investuotojų, vėlgi jau trečią kartą galbūt paminės apie tą patį buto sandorį arba patalpą, tai taip gali privatus žmogus įsigyti, tačiau jau reikia tai turėti nemažai pinigų, galbūt reikia jau naudoti skolos instrumentus ir kreiptis į banką, kad būtų įsigyta, galima nusipirkti ar sklypą, ar kažkokią mišką. Bet kalbant, kad tai būtų išskaidytas turtas, per skirtingas turto klases arba objektus mažiausiai, gal net ir regioniškai, tai privatus žmogus, kalbant apie privačią rinką, tikrai neturi jokių galimybių čia patekti. Ir antra vertus, net ir naudodamasis fondų pagalba, tai yra tų fondų, alternatyviųjų fondų, kurie investuoja į privatų turtą, irgi turi itin mažai galimybių, todėl kad minimali suma į alternatyvius fondus įprastai ir paprastai
investuojama nuo 125 000 eurų. Tai yra labiau profesionalų žaidimas, didžiųjų investavimas, tai kas gali pasirinkti ir išskaidyti tokiomis sumomis, minimaliomis sumomis per keletą ar netgi daugybę fondų, kurie pasirinktų tiek akcijų kryptį, tiek skolos kryptį ar ten to pačio fizinio turto. Paprastas žmogus per fondus čia jau sunkiai galėtų sudalyvauti. O kodėl mes kaip valdytojai žiūrim arba stebim alternatyvų turtą? Kodėl tai yra svarbu? Kodėl yra svarbu? Todėl, kad galėčiau pasidalinti skaidrėmis porą pavyzdžių. Jeigu mes turime tokį tradicinį, schematinį investicijų derinį, tai yra, kad akcijos ir obligacijos. Čia mes kalbame apie viešasias rinkas ir koks investicijų derinys galėtų tikti investuotojai. Tai tas investuotojas, kuris norėtų maksimalios grąžos, jisai savo portfelyje turėtų sudaryti, tarkim, vien iš akcijų. Žmogus, kuris norėtų saugiai investuoti, tarsi rinktųsi obligacijas, jo grąža būtų mažesnė, tačiau, kas irgi įdomu, kad derindamas saugias investicijas į obligacijas su rizikingesnėmis investicijomis į akcijas, jisai galėtų netgi pasiekti šiek tiek mažesnę riziką arba praturtinti savo grąžą. Tai taip atsiranda tokie deriniai kaip, 60% į akcijas, 40% į obligacijas, kas yra laikoma tokiu aukso viduriu investuotojų, kur galima pasiekti optimalų rizikos ir grąžos santykį. Tuo tarpu, ką galėtų padaryti investicijos į alternatyvas? Tai pasiremsiu JP Morgano leidiniu viešai prieinamu, netgi pasigūglinę irgi klausytojai galėtų susirasti ir visą prezentaciją, ne tik tai vieną skaidrę. Tai yra, ką galėtų padaryti investicijų deriniai ne tik į tradicinės tas turto klases ar investavimo, bet ir alternatyvas. Tai iš šio grafiko matom, kad pridėję trečdalį portfelio investicijų į alternatyvų turtą, portfelio charakteristika jinai gali ženkliai pagerėti. Arba sumažinti portfelio riziką, kuri čia aprašyta kaip kintamumas, volatility, arba stipriai padidinti portfelio grąžą. Tai jeigu turime, tarkim, derinį 40% akcijų ir 60% obligacijų, tai idėja alternatyvų šiek tiek sumažėtų portfelio rizika, tačiau ganėtinai reikšmingai išaugtų portfelio grąža. Ir atitinkamai vertinant ir kitas grąžas. Kodėl taip nutinka, kodėl taip istoriškai, remiantis paskutiniam, čia dabar bandau skaičiuoti 30 metų periodu, kodėl taip nutiko? Todėl, kad privačių rinkų koreliacija buvo mažesnė, ten buvo kitokio turto negu kad galima buvo nusipirkti viešosiose rinkose. Tai todėl tokios alternatyvos jos gali atsirasti portfelyje ir suteikti portfeliui naudos per mažesnę riziką arba didesnę grąžą arba jų kombinaciją. Ir čia yra labai svarbi žinutė, kodėl kalbam šiandieną apie alternatyvas, nes visą laiką investuotojai ieško tų optimaliausių portfelių, ne? Tai tas optimaliausias portfelis ir yra, kad visą laiką siekia sumažinti riziką ir tą grąžą turėti maksimaliai didesnę prie toleruotino rizikos tam tikro lygio, ar ne? Bet rizika vis tiek išlieka ir turbūt apie riziką mes dar šiek tiek pakalbėsim, bet mes jau šiek tiek palietėm su tavim tą savoką privatus kapitalas arba privačios investicijos. Taip. Ir ilgą laiką, pats irgi minėjai, kad tas slengstis, kaip sakyti, investuoti šitas investicijas, tai buvo pakankamai aukštas, 125 000 eurų, reikalinga profesionaliai išmanyti investicijas, kad tą galėtum daryti.
Tai kas investuoja į alternatyvas pasaulyje ir tarp kokių investuotojų būtent jos yra populiarios, kas gali prie jų prieiti? Aš taipogi irgi pasidalinsiu skaidrėmis, tai kas investuoja. Tai yra keletas investuotojų tipų arba didžiausiai investuotojai. Tai vienas iš tokių investuotojų yra šeimos biurai. Šeimos biurus turi patys turtingiausi pasaulio žmonės. Tai yra, šeimos biuras yra kaip ir turto investicijų valdymo bendrovė, sukurta išskirtinai žmogui ar jo šeimai. Taigi mes čia kalbam jau tik apie pačius turtingiausius. Tai UBS bankas atlikęs analizę, irgi tai viešai prieinama, galima irgi pasižiūrėti internete, susirasti šį tyrimą, kaip investuoja šeimos biurai ir kaip paskirsto savo turtą. Tai toks įdomus faktas, kad savo turtą jie paskirsto tarp tradicinių investicijų ir alternatyvių turtų. Ir ta proporcija, kaip galite matyti, tam vidinėme pilkajame rate apie 60% yra nukreipta į tradicinės turto klases, kaip akcijos, obligacijos, šiuo atveju dar grynieji pinigai yra išskirta, ir į alternatyvų turtą. Ir ta dalis yra netgi 40%. Tai didesnioji dalis turto alternatyvaus jos keliauja į privatų kapitalą. Tai taip, akcijų ta turto klasė, kurią dengia privačių kapitalų, taip pat beveik lygiavertiško dydžio turtas yra investuojamas į nekilnojamą turtą. Taip pat gerokai jau mažesnės dalis sudaro toks egzotiškesnis turtas, kaip tie vadinami hedge fondai, auksas, žaliavos ar investicijos į meną. Kiekvienas turbūt regionas, jisai aišku turi savo tradicijų ir kiekviena šeima, jinai turi turbūt savo labiau mėgstamas investicijas ir mažiau mėgstamas investicijas. Tai kas iš tokių man įdomesnių faktų yra užkliuvę, kad pavyzdžiui kokie nors amerikiečių turtingiausios šeimos aukso iš vis nemato tarp savo privačių investicijų, tuo tarpu kokie nors europiečiai čia 1-2% nukreipia. Arba nekilnojamas turtas taip pat irgi reikšmingai skiriasi. Tarkim, Azijos investuotojai, Azijos šeimos į nekilnojamą turtą nukreipia vos 6%, kai tuo tarpu rytų europiečiai apie 20%. Taigi, aišku, skiriasi tarp šeimų, tarp regionų ir tradicijų, bet bendra tendencija yra, kad reikšmingą dalį turtingiausios šeimos nukreipia į alternatyvas. Kitas irgi profesionali investuotojų grupė yra lietuviškai vadinami turbūt patikos fondai, angliškai galbūt endowmentai. Tai kas yra tų endowmentų turėtojai arba naudos gavėjai, tai išskirtinai didžiąją dalį tai sudaro universitetai. Visi garsiausi Šiaurės Amerikos universitetai, aišku, ir Europos universitetai, jie turi savo tos vadinamus endowmentus ir galime pažiūrėti jų išsiskaidimą, kur investuoja tie patikos fondai. Tai galime matyti, kad ko dar man irgi patinka analizuoti patikos fondus, todėl kad jie ne tik patys iš savęs yra itin profesionalūs investuotojai, valdantis didelės dalis, bet čia yra, sakykime taip, jų lėšos. Iš šitų patikos fondų investicijų grąžos universitetai gauna nemenką dalį pajamų, kad galėtų gyventi ir veikti. Todėl tai nesvetimi pinigai, tai yra jų pačių pinigai ir jiem labai svarbu, kaip seksis juos valdyti. Tai žvelgiant per prizmę pagal dydžio tų patikos fondų, matysime, kad kuo mažesnis fondas, tuo jisai didesnę dalį nukreipia į tradicinį turtą, tai tiesiog akcijas ir obligacijas, ir tai sudaro absoliučiai didžiausią dalį. O kai žiūrėtume į pačius didžiausius virš milijardo turto
valdančius fondus, tai ten akcijos obligacijos sudarytų iki pusės turto, tuo tarpu listinguotas, tos alternatyvos hedge fondai sudarytų apie 1/5, o tos privačios alternatyvos jau yra daugiau nei 1/3 link 40%. Ir tarp jų yra pasiskirstimas tiek į privatų kapitalą, tai yra akcijų pusė, tiek į fizinį turtą yra apie 1/10 investicijų. Taigi, ta proporcija, jinai vėlgi visai panaši ir turi šiokio tokio panašumo su šeimos biuru ir tų turtingiausių šeimų investicijoms. Ir kas man irgi labai buvo įdomu, tai yra pamatyti, atsiversti BlackRock'ų prezentaciją, vėlgi tai yra viešai prieinama, galima susigūglinti BlackRock'o įmonės prezentaciją. Tai yra kompanija, kuri valdo didžiausią turtą investicijų turtą pasaulyje. Trilijonus dolerių ir eurų. Ir jinai labiau žinoma kaip pasyvių investicijų viešųjų rinkų, toks titanas, sukūręs arba išvystęs, išplėtojęs ETF-us, indekso fondus. Tai jis viešai netgi irgi skelbėsi, kad mato tokį konsultacinį portfelį, keliaujantį iš tų tokių tradicinių, senovinių 60-40 investicijų derinių tarp akcijų obligacijų į 50-30-20. Tai yra 50% keliautų pagal BlackRock to konsultacinėme portfelyje į akcijas, 30% į obligacijas. Neabejoju, kad tai per pasyvius instrumentus, tačiau apie 1/5-20% BlackRock'o konsultacinėme portfelyje būtų skiriama privačioms rinkoms. Privačioms rinkoms tai per alternatyvius produktus. Taigi, matom iš pavyzdžių, kas investuoja, tai investuoja ir profesionalai, ir turtingiausiai, bet panašu, kad šitas trendas, šita kryptis, jinai keliauja iki tų viešųjų kompanijų kaip BlackRock'as, kuris taip pat privačias rinkas mato portfelio sudėtyje. Ir Vaidotai, turbūt labai būtų svarbu akcentuoti, kad ir tas pats, tarkim, BlackRock'as, jisai nekalba apie tai, kad absoliučiai visas savo investicijas reikia sudėti, tarkim, į viešąsias rinkas arba ten į privačias rinkas arba į obligacijas. Kas tai bebūtų, vis tiek visi kalba turbūt apie diversifikavimą portfelio, ar ne? Kodėl tai yra svarbu? Taip, investicijų derinio, todėl kad kiekviena investicijos dalis, kiekviena turto klasė, jinai suteikia portfeliui kažkokią charakteristiką. Tai jeigu investicijos rizikingesnės akcijas, jos gali sukurti didesnę grąžą. Obligacijos sukurti saugumą ir turėti kitokią koreliaciją portfelį, kai akcijos krenta, obligacijos galbūt kils. Tai privačios rinkos, jos vėl turi dar kitokių savybių ir kadangi nemenka privačių rinkų dalis yra fizinis turtas. Tai, pavyzdžiui, fizinis turtas yra labai gerai gyvena, labai gerai elgiasi infliaciniu periodu. Tai yra, kad infliuoja tai ne tik tai ten prekės, pavyzdžiui, bet ir tie fiziniai daiktai. Tie patys nekilnojamas turtas, nežinau, sklypai ar miškai ar panašiai. Tai yra gera apsauga nuo infliacijos. Ir ko, pavyzdžiui, viešosiose rinkose jau yra šiek tiek mažiau prieinama arba ne taip tiesiogiai galima surasti kaip privačiose rinkose. Ir tai yra dar viena iš priežasčių, dėl ko šiandieną būtent kalbam apie alternatyvias investicijas, kaip galbūt atsvarą, jeigu siekiat apsaugoti lėšas būtent didėjančios infliacijos fone, ar ne? Klausti aktyviai dalyviai, klausti apie mūsų patį fondą, apie jo mokesčius, bet tada pakalbėsim ir šiek tiek vėliau. O Vaidai, kalbant apie rezultatus, tuos, kuriuos rodo alternatyvus turtas, ką čia galėtume akcentuoti arba kokiais pavyzdžiais pasiremti? Tai nėra lengva kalbėti apie tokį platų
turto, nežinau, kategorija kaip privatus turtas, kuriame yra ir akcijos, ir obligacijos, ir fiziniai turtai, na, tik tai, kad privatus, bet keletas kompanijų, jos bando sistematizuoti, surinkti prieinamus fondus, kurie investuoja į alternatyvų turtą, bando išskirti kategorijas ir suvesti, palyginti istorinės grąžas. Tai dabar turėtumėt matyti skaidrę, sudėtinga ir su turbūt nežinomu žodžiu ir nieko tokio, kad kai kurie žodžiai nėra žinomi, tačiau šitame grafike yra matytina linija, kurioje lyginama investicijos į privataus kapitalo fondus, palyginus su investicijomis į viešasias rinkas. Ir ta interpretacija yra labai paprasta, visiškai nesigilinant į mechaniką, tai yra, kad jeigu grafikas ar grafiko taškas yra virš vieneto, tai reiškia, kad vidutiniškai privataus kapitalo, tai yra privatus kapitalas, tai yra didesniųjų įmonių investavimas į didesnėsias įmonės privačiose rinkose. Tai privataus kapitalo fondai įsteigti, pavyzdžiui, 96 metais, kur čia yra atskaitos taškas, tai jeigu būtumėt įsigiję vidutinį arba visą puokštę privataus kapitalo fondų pradėjusių veiklą 96 metais, tai jūs būtumėt uždirbę apie 30 trečdalių daugiau negu kad alternatyvos viešosiose rinkose. Tai ta grąža priklausomai nuo vintažo, tai yra metų, kada buvo įsteigti fondai, kada atskaitos taškas paimtas, tai jisai buvo labai skirtingai. Tai matome, kad jeigu tas, kas buvo investavęs, pavyzdžiui, 2001 metais, į privataus kapitalo fondus būtų uždirbęs net 50% daugiau negu kad alternatyva viešosiose rinkose. Pavyzdžiui, investavę čia prieš krizę, po krizės, tai apie 2007, 2008, 2009 metus būtų arčiau viešųjų rinkų rezultatų. Tuo tarpu, jau pati pabaiga, 18, 19 metai, 20, tai čia dar nėra jokio didelio skirtumo, todėl kad tiesiog, tai yra pati pradžia ir dar nėra verta žiūrėti. Tačiau, jeigu matome privataus kapitalo investuotojų vidutinę tokią grąžą, tai galima sakyti, kad tai ką mums tada iš vis reikia tų viešų rinkų. Jeigu čia visą laiką, čia 14 metų ir dar daugiau buvo geriau. Tai aišku, tai nėra kaip taisyklė, kad tai yra tikrai geriau. Tai irgi to pačio leidinio PitchBook'o duomenimis, tai žiūrint į rizikos kapitalą, tai angliškai galbūt venture capital investicijas, tai čia matome jau šiek tiek kitokį vaizdą. Tai venture capital fondai nebūtinai pasirodė kryptingai, tendencingai geriau negu viešosios rinkos. Tai yra, jeigu lygintumėm su mažo augimo bendrovėmis. Tai buvo periodų, kai, pavyzdžiui, startavo 2000 metais, tai viešosios rinkos labai stipriai aplenkė. Tai aišku, čia sutampa su dotkomo burbulu, kad tais metais pasileidę fondai turėjo atrodyti labai prastai. Tuo tarpu po krizės, po 2008 metų, venture capital fondai pasirodė labai, labai stipriai ir gerai. Bet tokią tendenciją galima matyti, kad investicijos iš tiesų yra pelningos ir kai kuriais atvejais arba netgi dažnai yra geresnės negu viešųjų rinkų. Jeigu tokį visai apibendrintą, nežinau, atleiskit už sudėtingą skaidrą, nes daug informacijos yra joje pateikta, tai čia orientuojamasi ir į rezultatų pateikimą ne jau ne per santykinę prizmę, ne geriau ar blogiau negu kad viešosios rinkos, o į absoliučią grąžą ir pasiėmiau tokią, irgi kai bandžiau sudėti statistiką, tai pasižiūrėti tokią mum artimesnę, tai yra Europos alternatyvių fondų rezultatus, ta imtis jinai pakankamai buvo visai nemenka. Tai, pavyzdžiui, privataus kapitalo fondų tirtų laikotarpių buvo netgi daugiau negu 300. Tai kas yra įdomu ir pabandysiu šiek tiek
pasakyti tą interpretaciją, kaip skaityti šitą grafiką. Tai jeigu išsirinktume pačiais blogiausiais metais įkurtų fondų grupę, tiesą pasakius, nežinau, kuriais metais buvo patys blogiausi metai privataus kapitalo, tai private equity fondams, tai vidutinis fondas, tai yra vidurinis galbūt netgi fondas, medianinis fondas, jis būtų uždirbęs vidutinę metinę 9,3% grąžą. Jeigu kalbėtumėm apie pačius geriausius metus, tai vidutinis fondas geriausiais įsteigtais metais jisai būtų uždirbęs 34. Čia tas medianinis vidutinis fondas. Ir jeigu imtumėm viso periodo medianinių fondų vidurkį, tai privataus kapitalo grąža sudarė čia praeityje, tokie rezultatai buvo daugiau nei 17%. Tai jeigu pasižiūrėtumėm, kas mane netgi nustebino tie rezultatai, tai tie medianiniai fondai, vidutiniai fondai, jie uždirbdavo teigiamą grąžą net ir blogiausiais metais. Lygiai taip pat ir su privačios skolos fondais arba infrastruktūros fondais. Tai vienintelė turbūt kategorija iš tirtų ir kur rinkau statistiką, tai jau nekilnojamam turte. Jeigu jau buvo blogiausi metai, tai labiausiai tikėtina, kad 2006-2007 metais įsteigti fondai, kurie nusipirko turtą tais metais, jiem jau buvo, kad ir kaip gerai stengtųsi, tačiau jau buvo sunku uždirbti teigiamą grąžą. Tačiau, jeigu žiūrėtumėm, vėlgi į visų laikotarpių vidurkį, tai nekilnojamo turto fondai vėlgi uždirbo dviženklę grąžą, ką jau kalbėti apie apskritai geriausius metus, turbūt įsteigti kokiais 2001-2002 metais iki didžiausios krizės finansinės. Tai rezultatai yra geri dalį ir yra ką pasižiūrėti. Aišku, tai buvo praeityje, niekas negarantuoja apie ateitį, tačiau susimastyti ir pasirinkti yra iš ko. Taip, ir čia iš tiesų daug turim klausimų dar iš klausytojų ir apie mūsų fondą, ir jis tai pavyzdžiui patenka po investicijų ir indėlių draudimo skėčių, pavyzdžiui, tai apie tai dar pakalbėsim ir apie rizikas, kurios yra susijęs su tokio tipo investicijom, nes čia, kaip suprantu, irgi ką matėm iš ankstesnių grafikų, svarbus yra laikotarpis, turbūt naivu tikėtis, kad per metus ar dviejus investicijos į alternatyvų turtą parodys rezultatą tam tikrą, ar ne, ir užbėgant jau įvykiam už akių galima pasakyti, kad ir mūsų naujo fondo laikotarpis maksimalus gali būti netgi 12 metų, kol grįš visi pinigai, ar, ten, nežinau, dalis netgi pinigų, jeigu kažkuris iš projektų nepasisektų ar ne, nepavyktų. Kodėl yra būtent svarbus ilgesnis laikotarpis, kodėl mes čia negalim dairytis į trumpesnę perspektyvą? Todėl, kaip jau sakiau, viešosiose rinkose vieno mygtuko paspaudimu galima ir nusipirkti investiciją ir parduoti. Net jeigu kalbėtumėm apie milijonus, net ir milijardus, ten kokioje JAV akcijų rinkoje, tai galime padaryti per vieną dieną. O štai privatus turtas, jis trunka. Jį trunka įsigyti. Surasti, įsigyti, investuoti, sukurti vertę, ypač jeigu kalbėtumėm apie, pavyzdžiui, įmonės, nes privataus kapitalo fondai stengiasi ne tik tai įsigyti įmonę, paturėti ją ir parduoti. Tai būtų ir viena, kad paprasta, kita, kažin, ar už tai aš norėčiau mokėti kaip už paslaugą. Tai dažniausiai privataus kapitalo fondai ieško įsigyti, sukonsoliduoti keletą įmonių, iš mažesnių įmonių padaryti vieną stambesnę, integruoti, padidinti pardavimus, pagerinti pelningumo maržą ir tada perleisti šitą turtą strateginiam ar kitam finansiniam investuotojui. Tai trunka įsigyti iki keletas turbūt metų, sukonsoliduoti, kažką nuveikti gero ir vėl parduoti. Ir tai gali trukti turbūt nuo 5-7 metų iki 14. Todėl mūsų įsteigto fondo tas terminas, jis orientuojasi į 10 metų su galimybė jį pratęsti dar 2 metus. Antra vertus, taip pat ir mūsų fonde yra numatyta ir matom visą logiką, kad
tada, kai investicijos yra realizuojamos, grąžinami pinigai, tai mes taip pat lygiai esame nusiteikę grąžinti investuotojams pinigus ir nelaikyti tų pinigų neįdarbintų. Tai, kaip pavyzdį, aš įsivaizduočiau, jeigu, kai investuosime į infrastruktūros, energetikos, pavyzdžiui, fondą, jis išvystys projektą, pastatys ten vėjo ar saulės elektrinę, per keletą metų, dar per porą jį parduos ir kokiais 6 gyvenimo metais bus parduotos tos saulės elektrinės. Tas fondas grąžins į mūsų fondą pinigus, o mes tada tos pinigus galėsim jau grąžinti investuotojams. Tai nėra taip, kad įkalta ten 10 metų plus 2, tai yra, eigoje matom galimybę grąžinti pinigus tada, kai jie grįžta iš projektų. Ir man atrodo, su šito paaiškinimu iš dalies atsakėme į Vytauto klausimą. Jisai klausia apie jau mūsų fondą, kaip aktyviai jisai bus valdomas, ar atitinkamai pagal rinkos ciklą bus skirstomos investicijos pagal turto klases ir panašiai. Tai turbūt kažkiek jau palėtėm tą temą, kad alternatyvios investicijos yra ilgo laikotarpio investicijos ir tu jų taip paprastai neparduosi, ar rinkos kyla, ar rinkos krenta. Ar ne, ir neperalokuosi portfelių? Ne, čia labiau būtų fondo mūsų konkrečiai steigto idėja, tai yra išrinkti geriausius valdytojus kiekvienoje arba bent jau dalies kategorijų, tų subturto klasių. Tai tos subturto klasės, tai privatus kapitalas, energetika ar nekilnojamas turtas, surasti geriausią valdytoją. Arba tai darytume mes kaip INVL grupė, jeigu turim panašų produktą ir manom, kad tai yra tinkama investicija, arba jeigu tokio neturime, o norėtume investuoti, tai tuomet ieškotumėm geriausio kito valdytojo ir tada investuoti į jų fondą ir taip kaip čia įdarbinti pinigus privačioje rinkoje, paskui juos susigrąžinti. Taip, tai jau turbūt galim ir pereiti jau prie fondo idėjos ir konkrečių, tai ką numatę esam investicijų, tai kokios tai yra tos investicijos ir kokia yra fondo idėja ir kaip jinai gimė, gal galima dar apie tai papasakoti. Kaip fondo idėja gimė, tai skaitant ir domintis investavimo pasauliu, analizuojant tos kitus profesionaliuosius investuotojus, tai vienas iš mūsų, pavyzdžiui, valdant pensijų fondus, INVL pensijų fondus išskirtinumų tarp konkurentų, kad mes aktyviausiai, daugiausiai investuojame į privataus kapitalo investicijas į kitas alternatyvas ir tai darome nuo pensijų fondų. Tai sakome, jeigu mes turim dedikuotą komandą, kuri analizuoja tas alternatyvas, kuri investuoja į jas ir taip bandome sukurti pridėtinę vertę pensijų fondų dalyviams, kodėlgi mes to negalėtumėm pasiūlyti tiesiogiai žmonėms. Nes jie kaip čia tiesiogiai gali nusipirkti ETF, ten pasaulio akcijų ar kažkokį, obligacijų fondą, tačiau alternatyvų, tų privačių alternatyvų jau jie įsigyti niekaip iki šiol negalėjo. Negaliu sakyti niekaip, bet taip paprastai. Tai sakom, jeigu mes sujungtume bent keletą turto klasių, sudarytumėm portfelį iš bent kelių ar ne iki 14 skirtingų fondų ir skirtingų valdytojų, tai tokį profesionalams skirtą turtą sumažintumėm jo riziką, išskaidę per turto klases ir per skirtingus fondus ir taip jisai galėtų būti prieinamas ir privatiems investuotojams su mažesnė suma. Tai šiandieną, ką mes matome ir kaip įsivaizduojame, kad galėtumėm konstruoti portfelį, tai konstruotumėm portfelį pradedant nuo energetikos. INVL yra įsteigęs jau egzistuojantis fondas, jisai jau veikia, turi keliasdešimt milijonų investicijų į atsinaujinančią energetiką, daugiausiai
projektus Lenkijoje, saulės parkus, tai jau yra pasirašęs ne vieną kontraktą vystyti saulės parkus, tai manome, kad ketvirtadalis lėšų galėtų keliauti į energetiką. Tada ketvirtadalį lėšų taip pat matytumėme irgi į NVL valdomą šiuo metu jau įsteigtą netgi antrąjį fondą, tai yra miško ir žemės ūkio paskirties. Tai pirmasis mūsų fondas, jisai baigia apskritai su neįsivaizduojamais sėkminga grąža, tai yra pirmasis fondas baigė veiklą su 27% metinė grąža, tai iš antrojo fondo lūkesčiai mūsų taip pat aukšti, tačiau niekaip nesitikiu, kad galėtumėm tiek pasiekti, tačiau infliacinėje aplinkoje žemės ūkio paskirties žemė ir miškas yra labai, labai palanku ir priimtina. Tai fondas taip pat irgi jau veikia, taip pat turi keliasdešimt milijonų investicijų, ir tai būtų papildoma investicija į ją. Tuo tarpu, antrai pusiai, jau tokių konkrečių pavadinimų neturime, tai numatom didžiausią dalį skirti privačiam kapitalui, investicijom į privataus kapitalo, tai yra akcijas. Kodėl didesnę dalį turbūt negu kitom tom subturto klasėm ar turto klasėm, tai yra, kad iš privataus kapitalo investicijų tikėtina grąža arba siekiama grąža yra didesnė negu iš bet kurių kitų investicijų. Tai čia mes matytumėm šiandieną irgi tikim, kad investuosime į vieną tokį pasaulinio lygio valdytoją, kurio valdomas turtas sudaro daugiau nei 100 milijardų eurų, tai jis kaip tik steigia savo 7ąjį tos temos konkrečios fondą, tai yra jau eilę metų valdo panašaus tipo fondus, tai matom sėkmę praeityje, tai tikime, kad ta pati komanda galėtų pasiekti ir tokią pačią sėkmę ir ateityje. Ir taip pat matytumėm, kad sieksim įsigyti prioriteto tvarka turbūt antrinėje rinkoje jau egzistuojančių fondų, turbūt centrinėje ir rytų Europoje privataus kapitalo, tai prioritetą teiksim tiem fondam, į kuriuos jau yra šiandieną investavę pensijų fondai, tai tų fondų ir įmonių, kurių mes jau esam padarę patikrinimą, esam patenkinti ir mielai pasididintumėm tokias investicijas. Ir ketvirtoji ta blyno dalis, tai būtų skirta nekilnojamam turtui. Labiausiai įsivaizduojam, kad tai galėtų būti nekilnojamas turtas Baltijos šalyse, todėl kad čia yra eurais investicijos, neturi valiutos rizikos, taip pat yra pakankamai tas pajamingumo premija prieš kokį, Vokietijos nekilnojamo turtą ar prieš Prancūzijos ir ta tikėtina grąža yra priimtinesnė. Akivaizdu, kad tai turbūt bus ne komercinis nekilnojamas turtas, tai vėlgi privačiam žmogui, jeigu jis investuoja į gyvenamą būstą, tai ta komercinis nekilnojamas turtas jisai bus toks išskaidymas. Tai aišku, akivaizdu, kad tai yra tik schematinis pavyzdys ir tai, ko mes sieksim ir ką planuojam, praktiškai tai gali šiek tiek skirtis. Esam nusižiūrėję ir infrastruktūros fondų, irgi pasaulinių žaidėjų, tai netmetam, kad jisai galėtų atsirasti irgi investicijų. Bet kaip praktiškai tai atrodys, mes pasirašom sutartį investavimo į konkretų fondą, laukiam, kol jisai suinvestuoja tas lėšas ir pradeda po 5, 7, 8 metų realizuoti tas investicijas, grąžinti pinigus į fondą, o mes tada jau investuotojai. Taip, nes ir kitas yra klausimas apie siektiną grąžą, turbūt jau galėtume pereiti prie konkretesnių fondo parametrų ir klausia, ar investiciniai vienetai bus išperkami laikui bėgant, reiškia, kas metus galima bus kažkaip juos išpirkti. Tai vienas klausimas, apie ką turbūt galėtume iš karto atsakyti, kai kalbėsim apie fondo jau parametrus. Ir tiek Jurgita, tiek Tomas klausia apie mokesčius, nes skaičiuoja, kad maksimaliai galėtų būti 5,5% mokesčių, bet klausia, ar dar gali būti kažkokie tai ant viršaus mokesčiai ir kaip tada vertinti grąžą. Tai galim pakalbėti apie konkretesnius parametrus. Ir taip pat dar buvo vienas klausimas, iš karto susakau, nes manau, kad čia prie šitos skaidrės
galėsim atsakyti apie kapitalizaciją fondo. Jo, Tomas irgi klausia, kokia šiuo metu fondo kapitalizacija, tai turbūt irgi apie jo dydį galim pakalbėti, koks yra planuojamas ir maksimalus. Tai aš gal pradėsiu tada nuo siektinos grąžos ir man bus žymiai paprasčiau vizualiai parodyti, ko čia mes galėtumėm tikėtis iš to kiekvieno blyno. Tai investuodami į miškus ir žemę, manau, kad to fondo siektina grąža ir tai, ką galėtų pasiekti, tai yra aukštas vienaženklis skaičius, tai yra turbūt 8%, plus minus. Čia yra po mokesčių to fondo. Tai jisai ir turbūt uždirbtų tokią tikėtiną kukliausią grąžą iš visų potencialių investicijų. Energetikos fondas ir investicijos tenai tikėtina, kad turėtų generuoti jau dviženklę grąžą, kokia jinai išeis, ar 10, ar 12, ar daugiau, matysim, bet projektai, į kuriuos yra investuojama, yra siekiama uždirbti būtent tokią grąžą. Nekilnojamas turtas ir investicijos irgi Baltijos šalyse, jos taipogi yra taip organizuojamas ir taip daromas, kad uždirbtų taipogi artimą dviženkliai grąžai, tai kaip čia priklausomai nuo ciklo, tai gali būti iki arba šiek tiek daugiau. Tai mes kaip čia turim du tokius subturto klases, kurios dvi turto klasės apie 10 ir šiek tiek daugiau, miškai žemė šiek tiek mažiau negu 10, tuo tarpu privatus kapitalas, kur turėtų sudaryti didžiausią dalį, jis jau irgi matėt iš PitchBook ar Prekino duomenų bazės, tenai uždirbdavo vidutiniškai 14 ir dar daugiau procentų vidutinę grąžą. Tai ką mes galim sakyti, kad mes investuojame į tokį kombinaciją fondų ir turto klasių, kur turėtų būti virš 10 grąža, tokia siekiama, siektina, čia be jokių kažkokių labai optimizmų didelių. Tai sakykime 10 ir tada pats fondas turės savyje sąnaudas, tai yra valdymo mokestis bus 1,5%. Kitos išlaidos čia yra parašyta iki 4%, bet neabejoju, kad mes sutilpsime ten į kokį 0,5%. Todėl, kad tai yra papildomi tie kaštai, yra viduje fondo yra depozitoriumas ir auditas. Tai praktiškai nelabai kas ten ir gali dar atsirasti. Tai mes turėtume tilpti, tokia bendroji sumoji į 2%. Tai jeigu siektina grąža ir tokia, tų fondų, į kuriuos investuojame, turėtų sudaryti 10 arba daugiau, nubraukiam 2% mokesčių ir tada taip atsiranda tas skaičius 8. Jeigu bus rinkos ciklas palankesnis, jeigu mums pavyks atrinkti geresnius valdytojus negu kad vidutiniškai, tai tas skaičius jisai galėtų šauti viršų. Jeigu mažiau seksis, arba labai jau nepalankus bus rinkos ciklas, tai logiška, kad jisai tada būtų mažesnis. Tai prisimenu, Dalia, buvo vienas klausimas, ar čia yra kažkoks investicijų draudimas, ten indėlių ar koks tai. Ne, tai draudimo čia nėra jokio, tai vienintelės investicijos, kurios yra draudžiamos, yra indėliai. Bet indėliais, nežinau, 0 šiais laikais, jeigu kredito unijose gal šiek tiek daugiau. Taip, ir čia ta rizika ne visą laiką išlieka, gali būti taip, kad kažkuris iš tų fondų investicijų gali visiškai bankrutuoti ir tos dalies lėšų turbūt gali nelikti. Ir tokia rizika yra, ar ne, Vaidai? Tai žinoma, kad kažkokia investicija labai konkreti gali bankrutuoti. Antra vertus, tokią tikimybę vertinčiau kaip nedidelę. Antra vertus, jeigu yra investuojama į žemę arba mišką, tai žemė mišką šiaip nebankrutuos. Arba nekilnojamas turtas, jeigu tarkim, yra investuojama ir įsigyjama su sąlyginai nedidelio užskolinimo lygiu, vėlgi, įmanoma viskas šiam pasauliu, bet kad jisai bankrutuotų ir kad jo turto vertė nukristų žemiau, nežinau, paskolos vertės yra sunku. Tai apie tą kažkokį bankrotą arba nesėkmę, tai
turbūt yra realiausia kalbėti privataus kapitalo įmonės fonduose, kai jos investuoja turbūt nuo 5 iki 14 projektų, tai taip gali pasitaikyti, kad vienas ar kitas projektas, jisai, įmonė, į kurią yra investuojama, jai nepasiseks. Vėlgi, privataus kapitalo fondai tai nėra tie venture capital, tai nėra startupai, kurie investuoja į ankstyvos stadijos kompanijas ir neaišku, kas ten su jomis bus. Tai yra labiau brandžios įmonės, jau suaugusios, jom dažniausiai reikia kapitalo papildomo kažkokiam augimui, galbūt antrą gamyklą pasistatyti ar dar kas. Tai vėlgi ta rizika, jinai tikrai egzistuoja, tačiau viso fondo mastu išskaidžias tarp skirtingo turto klasių, tai ta tikimybė yra nedidelė, o jo labiau dar mažesnė yra dalis nuo fondo. Ir turbūt dar labai svarbu yra, nes tikrai buvo klausimų, bet, pavyzdžiui, ir Jurgita dar klausė, tarkim, jeigu paveldėjimo atveju fondas, reiškia, kaip būtų, ir klausė irgi, dabar nepasakysiu vardą, mūsų irgi žiūrovas, ar būtų galima išpirkti tos vienetus kas metus, turbūt dar apie tą trukmę turėtume pakalbėti ir pats tas principas, ir ne, nes Tomas klausė apie kapitalizaciją, tai šitie dalykai, kad pats principas, kaip pats fondas įgaus gyvenimą ir kaip jisai baigs savo gyvenimą, ir gal apie tai dar papasakokim truputį detaliau. Gal nuo tos paskutiniųjų klausimų gal ir pradėsiu, nes tai yra trumpesni ir lengvesni. Šitą fondą mes steigiame ir kūrėme kaip uždarą fondą. Tai yra, kad nusistatėme iki pusės metų laikotarpį, kada mes galime platinti fondo vienetus ir kada žmonės gali į jį investuoti. Mes sakom, kad į fondą turėtų būti investuojama ne mažiau 5 milijonų. Tai jeigu mums nepasisektų surinkti 5 milijonų, tai tuomet fondas nestartuotų ir grąžintumėm investuotojam pinigus. Nors tokių indikacijų turbūt jau nėra. Nežinau, Dalia, tu turbūt arčiau esi žmonių ir investavimų, bet panašu, kad jis turėtų startuoti iš to populiarumo, kuris yra matomas. Antra vertus yra kita pusė, kad šito fondo dydį mes apribom iki 8 milijonų, bent jau šitais pirmaisiais metais. Tai nežinau, ar čia visiems vietos dar užteks. Tai jisai turi tokį siaurą ratą, tai yra platinam iki pusės metų arba kai surinks 8 milijonus ir tada stabdysim, papildomai nepriimsime į šitą fondą. Kadangi jis bus uždaras, iš jo išsipirkti vienetus sava iniciatyva ir savų norų nebus galima. Jis bus veiks 10 metų. Praktiškai irgi, kaip minėjau, kad jeigu kažkokios investicijos pradės grąžinėti pinigus, mes atitinkamai pradėsim irgi grąžinti jas investuotojams. Tai yra galima ir po 5 metų, ir po 6, po truputį grąžinėti pinigai. Tikrai nesieksime pratemti kuo ilgesnio laikotarpio investicijų, todėl kad jisai fondas pats natūraliai mažės grąžindamas po truputį pinigus. Tai tikrai nematom tikslo laikyti, tempti iki paskutinės akimirkos, kad, nežinau, ten liks fonde 1 milijonas pinigų ir kam to reikia. Ir mums valdyti, prižiūrėti tą fondą yra nepatogu tokį mažiuką ir investuotojams likti su kažkokiais ten galiukais pinigų irgi nėra nei čia smagu, nei patogu. Tai dėl to, tikrai stengsimės tada, kai grįžta pinigai, tada juos ir grąžinti ir atiduoti. Kaip minėjau, išsipirkimo galimybės nebus iš fondo. Fondo vienetai yra kaip turtas, kaip įrašas, nežinau, registrų centre, tai čia vertybinių popierių sąskaitoje, tai jeigu yra paveldėjimo kažkoks klausimas, tai tiesiog jis yra kaip bet kokios, nežinau, akcijos, obligacijos ar kitas turtas, jis yra perleidžiamas, paveldimas, tai tikrai dėl šios vietos nebus bėdos. Kalbant, ar jeigu bus labai didelis noras, nežinau, parduoti, realizuoti šito fondo vienetus, tai kaip čia iš fondo išsipirkti nebus galima, tačiau jeigu, pavyzdžiui, surastumėte
kitą pirkėją, tai tą sandorį jį atlikti galima. Aš kaip sakau, čia yra turtas, jisai yra perleidžiamas. Tai tikrai negalim pažadėti, kad čia mes jums surasim kitą, pavyzdžiui, pirkėją ir tikrai kažkas nupirktų, bet netmetam galimybės, kad galbūt bus, nežinau, eilė žmonių, kurie kreipsis ir sakys, aš norėčiau investuoti, bus kažkiek tai žmonių, kurie sakytų, man labai reikėtų parsiduoti, tai mes juos galėtumėm bandyti suvesti vieną su kitu. Tačiau tai tikrai tai nėra nei pažadas, nei garantija, kad pavyktų realizuoti. Taip, ir dar turbūt svarbų dalyką reikia pasakyti, kad platinimo laikotarpiu taikomi yra skirtingi platinimo mokesčiai priklausomi nuo to, kada žmonės prisijungia prie šito fondo. Tai dabar iki balandžio 1 dienos visiems investuojantiems nėra taikomas platinimo mokestis, jis yra nulinis. Tiem, kas suskups jau pačioj Liepos ten vidury, kada fondas baigs savo platinimą Liepos 18 dieną, tai tas platinimo mokestis bus 2 procentai. Tai aišku, visą laiką pirmiesiam yra geriau ir naudingiau turbūt, bet ką ir Vaidas sakė, fondo dydis yra ribotas, jisai maksimaliai gali būti 8 milijonai eurų, tam, kad jisai startuotų, jo dydis turi būti 5 milijonai eurų. Tai vat šitoje vietoje irgi nėra garantijų, kad mes nebaigsim to platinimo anksčiau, kas irgi gali būti, negu kad per 6 mėnesius, jeigu paklausa bus didelė. Ir iš klausimų aktyvumo, iš besikreipiančių, iš konsultacijų eilės, kurią mes dabar turim 1,5–2 savaitėm į priekį užrašytos konsultacijos, tai sprendžiam, kad gali fondas ir išsiplatinti ir greičiau, tai viskas priklausys. Tai Vaidai, jau visai apibendrinant tai, ką mes papasakojom, gal kažkokias 3 tokias pagrindinės išvadas apie alternatyvų turtą, apie mūsų patirtį, apie patį fondą, jau visai baigiant, liko 3 minutės, tai turbūt svarbu sudėti pagrindinius akcentus. Taip, tai pagrindiniai akcentai yra, kad atveriame investuotojams galimybę patekti į alternatyvaus turto klasių investicijas, tai kiek man yra žinoma, Lietuvoje to nėra. To nėra galima. O alternatyvios investicijos, kaip iš pavyzdžių matyti, jos gali tikrai pagerinti jūsų investicinio portfelio charakteristiką tiek grąžos, tiek rizikos atžvilgiu. Tai todėl yra verta. Antra, kad jeigu kas irgi pergyvena apie viešasias rinkas, kad jos, nežinau, brangios, pakilusios, uždirba per mažai, tai yra puikia alternatyva investuoti dalį lėšų privačiose rinkose. Mano supratimu, kad tas siektina grąža, tai nėra turbūt pažadas, bet tai, ko mes siekiame, į ką orientuojamės, tai aukštą vienaženklę grąžą. Šiais infliaciniais laikotarpiais yra tai, kas yra gerai, o gal net pasiseks ir uždirbti daugiau. Kalbant apie mūsų, nežinau, patirtį ir tai, kas yra INVL, kas yra komanda, kas yra Invalda, tai jeigu galėčiau pasidalinti skaidrę, tai čia tokia irgi daug informacijos, bet akcentas būtų svarbiausias yra atskirti, kas yra pradininkas ir kas yra pradedantysis. Tai pradėti gali valdyti fondus, įsteigti daug kas, bet tai bus pradedantieji. Tai Invaldos grupė, INVL, aš laikyčiau Lietuvos pradininkais, tai yra įmonė, kuri veikia nuo 91 metų. Nuo 95 metų Invaldos akcijos yra biržoje, galit matyti, kaip joms sekėsi, kaip nesisekė, kiek uždirbo, kiek dividendų davė ir panašiai. Ir tai yra įmonių grupė, kuri padarė daugybę sandorių, netgi yra suskaičiuota, kad yra investavusi iš klientų paėmusi 500 milijonų eurų ir grąžinusi daugiau nei milijardą su reikšmingomis grąžomis. Tai būtent privačiose rinkose, ne tik kalbant apie viešasias rinkas, bet apie privačias rinkas. Tai ta patirtis yra milžiniška, kaip sakau,
iš pradininkų su pradininkais geriau susidėti negu su pradedančiaisiais. Nepaisant to, kad šitas fondas yra tikrai pradininkas ir pradedantysis, kurio gali įsigyti mažmeniniai investuotojai ir jau neprofesionalai, ne tie milijonieriai, milijardieriai, ten visokie patikos fondų valdyti. Tačiau prieiti prie šitos turto grupės suteikiam galimybę. Tai turbūt tokie akcentai. Galvoju, ačiū Vaidai už akcentus, manau, kad tas yra labai tikrai svarbu, sudaryti žmonėm galimybę rinktis, o kiekvienas turbūt svarstys pagal save, ar būtent šitas fondas tinka į jūsų investicinį portfelį. Labai rekomenduojam pasitarti su profesionalais, visada galite užsirašyti į konsultaciją, rašykit mums elektroniniu paštu investicijos@inval.com ir mes su jumis susisieksim ir atsakysim visus klausimus, jeigu dar tokių liko. O šiandieną dėkoju visiems, kurie klausėte mūsų, dėkoju Vaidatui už tai, kad pasidalino savo žiniomis ir tada iki kitų pasimatymų ir sėkmingo investavimo. Ačiū, iki.